Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką. Ačiū, kad komentuojat ir kuo nudžiugins mūsų rytojus. Tuoj aš jum ir pasakysiu. Įsirinkit, kaip jūs mėgstat. Ir jeigu jum nepatiks jūsų įsirinkimas kaip nors, galite įsirinkti iš naujo ir dar kartą peržiūrėti. Veiks lygiai taip pat puikiai. Tai va, pirmoji. Na va, tokia tai karalienė. Tai taurių karalienė. Na čia taip jau ir nupiešta. Visas žavesys, visas grožis, visa charizma jūsų rytoj atsiskleis. Jūs turbūt buvot pamiršę, kokio esat žavesio. Kokia, tokio šilto mielo charakterio, gerumo, linksmumo. Jūs tiesiog ta asmenybė, prie kurios kaip prie medaus skrenda visi pasišilt jūsų energijoje, jūsų grožį, su jumis pasikalbėt, pabendraut, galbūt net atneš dovanų. O gal iš jūsų gaut dovanų. Jūs labai populiarūs. Jūs mėgsta visi ir jūs mylit visus. Ir tą meilę jūs dalinatės pirmyn atgal, kaip pingpongų. Taip įsivaizduokit, kad mėstot kamuoliuką, meilės vienas kitam, vieni kitiem. Ir tai puiku, ir tai linksma, ir tai džiugu. Ir aplinkui sušyla visa atmosfera. Ir jūs šitam grožį maudotės visą dieną. Jūs nuo to dar labiau švytėt, jūs dar labiau gražėjat. Tiesiog tai negali nedžiugint. Stebėkit rytoj savo žavesį nuo pat ryto. Prieikit prie veidrodžio ir pasiklauskit veidrodėlį, kas pasaulyje gražiausia. Ir jūs pamatysit, kad tai jūs. Arba gražiausias. Šita taisyklė galioja ir berniukam. Tai va tikrai džiugi diena, eikit ir pasidžiaukit. Tai va, o čia priešingai antrasis variantas. Jūs norėsit šiek tiek pasislėpt. Jūs turit kažkokį planą, jūs turit kažką apgalvot. Labai gerai apsvarstyt, labai gerai įsigilint, ką dabar jum nuveikus. Jūs atsiskirsit nuo kitų, kur nors į kamputį, ne į kamputį, į savo kambarį, į savo mašiną, į savo kokią nors vietą, kur jūs mėgstat pabūt vieni. Visi turim tokių vietų. Ir ten ramiai pabūt. Gal į bažnyčią, pavyzdžiui, jums kils mintis nueit. Nes jūs kažkokį uždavinį turit, kažkokią užduotį, kurią reikia išspręsti, išsinagrinėt. Ir jums nereikia patarimo, jūs neieškosit patarimo, jūs atsakymą turit savyje. Jums tik reikės įsigilint, labai gerai įsigilint, labai gerai pasišviest tuo savo žibintu ir rasit tą atsakymą. Jūs jį tikrai rasit ir jums patiks to atsakymo ieškojimas. Nes ieškoti atsakymo tai yra taip pat įdomu. Jūs pasižiūrite į vieną variantą, patikrinat, tada apsvarstot kitą, tada dar vieną. Tada dar kokia nors mintis kyla ir galų gale jūs suprantat, kuris atsakymas yra teisingas. Ir tai labai nudžiugina. Nepamirškit pastebėti šito momento. O čia jum atnešė paukštis įrodymą apie pinigus. Apie kažkokius nemažus turtus. Tai pentaklių tūzas. Jūs jau ir taip turtingi, visada sakau ir visada žinau. Ir dabar jūs gaunat šitą žinią. Jum ją gal taip
bankinis pavedimas. Gal tai kažkoks laiškas apie tai, kad jūs laimėjot kažkokį konkursą, kad jūs kokį nors projektą parašėt ir jį patvirtino ir jum jau atneša atsakymą tas baltas paukštis. Ar kažką tokio, kas jūsų turtą dar labiau padidins. Net, sakyčiau, net gal tai ir, greičiausiai tai yra pinigai. Bet tai gali būti ir toks turtas, kuris, kažkokie ateities pinigai, kurie dar dabar ne pinigai, bet jau viskas formuojasi, kaip projektų kokio nors vykdymas. Ar kokį sandorį, ar kokį jum naują darbą, ar papildomą darbą, ar dar kokią nors idėją, nuo kurios jūs ir jum ta idėja patiks, bus malonu ją vykdyti ir tai bus labai pelninga. Bet jūs toj įsinagrinėsit, pasirašysit ir stebėkit momentą. Tas momentas jūs labai nudžiugins. Tai va, o čia jūs tampat, žinote, mokytoju. Taip sau sėdit ir pasakojat visiems, ką reikia daryti. Gali būti, kad jūsų paklaus, ką reikia daryti, gali būti, kad jūsų net nepaklaus, ką reikia daryti, jūs vis tiek žinot, ką daryti ir visiems pasakysit. Jūs jau turit pakankamai patyrimo, visokių žinių, jūs mintinai mokat visokius receptus, jūs mintinai mokat ten milijoną eilėraščių, kuriuos galit dabar pacituoti. Jūs žinot visus įstatymus ir galit patarti kam nors nelabai žinančiam, kaip geriausia jų laikytis. Ir tradicijas visokias mokat, jeigu kam nors įdomu, kada kokios užgavėnės šiais metais. Jūs tikrai žinot, jūs tikrai pasakysit. Aš dar nežinau, reikės pasižiūrėti. Bet tai jūs už tai žinot ir pasakysit visiems. Tai va, jūs rytoj tampat mokytoju, įstatymų žinovu, tradicijų žinovu. Ir jūs visiems pasakysit apie tai. Jūs visus visko išmokysit ir tai jums patiks. Ir gali būti, kad tai net patiks ir tiem, kuriuos jūs mokysit ir išmokysit. Visaip gali būti. Bet jūs, mokytojai, tikrai.